Šiandien mes atliksime bandymą su produktu Elite lauko sąlygomis, tikslu įvertinti, kaip paviršiaus aktyvi medžiaga prilimpa ir pasiskleidžia ant augalų lapų paviršiaus. Šio bandymo tikslas atlikti 2 purškimus, kontrolė tai grynas vanduo su maistiniais dažais ir antras variantas bus vanduo su paviršiaus aktyviaja medžiaga ir maistiniais dažais. Polieterio modifikuotas trisiloksanas tai nekenksminga medžiaga, saugi augalui, nepažeidžia vaškinio sluoksnio, augalo paviršiuje suformuoja elastingą pusiau laidžią plėvelę, nesutrikdo fiziologinių augalo procesų, tai yra kvėpavimo, neuždaro žiotelių. Po purškimo pirmam variante, kur nenaudojame paviršiaus aktyviosios medžiagos, mes matome darbinio tirpalo nutekėjimą į rapso lapų pažastis, susiformavusius stambius lašelius. Netgi pastebėtas nutekėjimas nuo pačio lapelio. Antram variante mes to išvengėme ir turime gražų tolygų padengimą. Todėl tikslinga paviršiaus aktyviąją medžiagą Elite naudoti su fungicidais, ypač ankstyvuose žydėjimo augalų tarpsniuose, nes dauguma ūkių būtent fungicidą naudoja pradžioje žydėjimo, nes vėliau neturi galimybės techninės įvažiuoti į rapsus. Tai šio produkto dėka mes turim ilgesnę fungicidinę apsaugą. Teoriškai mes žinome, kad paviršiaus aktyvios medžiagos sumažina darbinio tirpalo įtempimo paviršių, pagerina prilipimą, pasidengimą ant augalo, padidina veikliųjų medžiagų efektyvumą, nes pagerina jų skvarbumą per augalo žioteles. Taip pat sumažina tirpalo garavimą, dulkėtumą, nunešimą, sumažina ultravioleto žalą, taip pat didina atsparumą lietui. Tai yra, jeigu greitai praeina lietus po purškimo, dažnu atveju mums nereikia kartoti pasėliuose purškimų. Mokslininkų yra nustatyta ir įrodyta, kad po ilgesnių ir gausesnių lietų sumažėjo augalų apsauginis vaškinis sluoksnis, dėl ko taip pat gali pablogėti naudojamo tirpalo sukibimas, prilipimas prie augalo lapo paviršiaus. Taigi tuo tikslu yra rekomenduotina ir naudotina paviršiaus aktyvios medžiagos. Taigi po šio atlikto bandymo padarėme išvadas ir drąsiai jums rekomenduojame naudoti kartu su savo partneriu Scandagra paviršiaus aktyviąją medžiagą Elite ne tik su herbicidais, kas jau yra įprasta ūkiuose, bet ir su fungicidais bei skystomis trąšomis skirtomis augalus tręšti per lapus. Nes paviršiaus aktyvioji medžiaga Elite garantuoja ilgesnį laiką ir geresnį kontaktą su tiksliniu paviršiumi, kenkėjais ir patogenais.